Labas vakaras, penktadienio naujienų ir įvykių apžvalga Dzūkijos televizijos žiniose. Kviečiame žiūrėti. Pradžioje trumpai apie tai, ką šį vakarą matysite. Žiniose matysite. Šiandien į darbą atvykusiems Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojams savivaldos dienos progai įteikti balti rožių žiedai. Noriu padėkoti, kad esam kartu. Palinkėt mums visiems gero bendradarbiavimo. Žinokit, buvo netikėta, bet esu pamaloninta, iš tiesų stengiausi, dėl visų stengiausi, kad visiems būtų patogu. Minint vietos savivaldos dieną, Alytaus rajono vadovai dirbo savivaldybės priimamajame. Sprendėm, kad tokią dieną reikėtų pažiūrėti, kaip veikia tas mūsų langelis. Šiaip mesgi bendraujam pastoviai su žmonėmis. Antrasis biokuro katilas sumažins dujų vartojimą Druskininkuose. 84 ar tai 5% šilumos bus pagaminama iš biokuro katilo. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatoma Dzūkijos regiono konkursinė liaudies meno paroda Aukso vainikas. Nuo 2007 metų spalio 10-ąją Lietuvoje minima vietos savivaldos diena. Šią progą Alytaus miesto savivaldybės vadovai administracijos darbuotojus šiandien iš pat ryto pasitiko su baltais rožių žiedais. Viktorijos Zaugelienės reportažas. Alytaus miesto savivaldybėje šiandien buvo minima vietos savivaldos diena. Nuo pat ryto į darbą susirinkusiems darbuotojams įteikti balti rožių žiedai. Ši diena Lietuvoje švenčiama jau nuo 2007 metų. Norėtųsi, kad mes visi būtume viena darni šeima, kad nebūtų įtampos nei tarp vadovybės ir tarp administracijos personalo, nebūtų įtampos tarp skyrių, nebūtų įtampos tarp atskirų savivaldybės tarnautojų. Tai aš kviečiu dirbti sutelktai, bendrai, draugiškai. Sveikinu Jūs su artėjančia, kadangi ta diena tai rytoj, artėjančia švente ir linkiu Jums kuo geriausios kloties, stiprybės, kantrybės, supratimo, drąsos, nebijokite, jeigu matote, kad kažkas ne taip, galite drąsiai ateiti į kabinetą ir pasakyti, aš galvoju, kad galbūt Jūs neteisus, gal čia kažkas tokio, tikrai priimsime, išklausysime, vertinsime. Noriu padėkoti, kad esam kartu. Palinkėt mums visiems gero bendradarbiavimo su tarpusavyje, gero bendradarbiavimo su miesto tarybos nariais, su miesto taryba, su miesto vadovais, politikais ir be abejo su mūsų didžiausiais darbdaviais, tai yra miesto gyventojais. Kurį laiką miesto savivaldybėje vyko balsavimas, kurio metu buvo renkamas geriausias savivaldybės darbuotojas gyventojų bei kolegų akimis. Savivaldybės lankytojai bei interesantai savo balsus atidavė Aidai Maldonienei, čia dirbančiai dar nepilnus metus, o kolegų simpatijų daugiausiai sulaukė Lina Michalkevičienė, šiam darbui atsidavusi jau 10 metį. Ačiū, žinokit, buvo netikėta, bet esu pamaloninta, iš tiesų stengiausi, dėl visų stengiausi, kad visiems būtų patogu, ypatingai žmonės atėję galėtų gauti visokiojopą informaciją, patekti pas reikiamus specialistus. Ir ačiū dar kartą, kad mane išrinko ir pasitikė manimi. Ko reikia tokiam darbuotojui? Manau, kantrybės. Ir išklausyti kiekvieną žmogų. Ir jo rūpesčius, ir jo džiaugsmus, viską. Labai irgi netikėta, labai ačiū. Labai ačiū visiems, kurie balsavo, kolegoms, bendradarbiams. Ir kaip kažkaip dirbi taip kiekvieną dieną, kaip ir nuo pirmos darbo dienos, kai pradėjau čia dirbti. Ir taip atrodo, kad taip turi būti, taip ir turėtų būti. Kai dar už tai ir įvertina, labai malonu. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, sakydamas kalbą, darbuotojus nuramino, jog jų darbas yra labai svarbus ir jokių didelių reformų savivaldybėje kol kas nebus. Ir aš, ir mūsų naujoji komanda vertiname Jūsų darbą ir nematome būtinybės kirsti iš peties, naikinant pareigybės, mažinant etatus. Vertiname kiekvieną žmogų, jo kompetenciją ir į priekį galiu pasakyti, kad jeigu ir bus kokių tai pasikeitimų, tai susijusių su galbūt kompetencijos stoka nedaugiau arba su krūvių perpaskirstimais.
nes mes manome, kad tas etatų skaičius, kuris yra šiai dienai, tai sprendžiant šių dienų problemas, yra optimalus ir galbūt dar apie 10 kažkur tai etatų plius minus galėtų būti ir daugiau. Vietos savivaldos dienos proga šią dieną gimusiems savivaldybės darbuotojams įteiktos ir išskirtinės dovanos. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Savivaldybių tarnautojų profesinė šventė šiandien paminėta ir Alytaus rajono savivaldybėje. Tiesa, čia Alytaus rajono vadovai savivaldos dienos proga pakeitė savivaldybės priimamajame dirbančius specialistus. Alytaus rajono savivaldybės vadovai savivaldos dienos proga valandėlį pakeitė skyrių darbuotojus ir viename langelyje priiminėjo interesantus. Tiesiog nusprendėm, kad tokią dieną reikėtų pažiūrėti, kaip veikia tas mūsų langelis. Šiaip mesgi bendraujam pastoviai su žmonėmis, tik ne prie langelio, bet meras savo kabinete priima žmonės arba nuvažiavę į seniūnijas. Tačiau šiaip, kadangi tokios dienos išvakarėse esame, iš tiesų tai norėjom pažiūrėti, kaip veikia mūsų tas langelis, kaip sakiau, kaip sekasi specialistams. Ir tiesa ta, kad kai jis pradėjo dabar modifikuotas tas mūsų langelis po remonto veikti, tai nei vieno nusiskundimo neturėjom, kad kodėl mes negalim tiesiogiai pakliūti iš karto, kodėl čia mus priima, neleidžia toliau į patalpas eiti. Tai mus tas džiugino, šiaip tiesiog praktiškai norisi pamatyti, o kaip čiagi sėdėti, kaip sekasi kalbėti su klientais iš tiesų, kaip jie atrodo, kaip čia viskas veikia. Merui Algirdui Vrubliauskui teko priimti Alytaus rajono gyventojų dėl kelių būklės. Man regis, kad labai nuoširdžiai pasikalbėjom, iš tiesų dėl kelio buvo atėjęs. Serga žmona ir kaimynai pagyvenę, žodžiu, ir privažiavimo yra problemos. Sausas ruduo, dar šiek tiek esam sutaupę pinigų kelių tiesimui, tai kaip tik matyt galėsim tam žmogų gana greitai pagelbėti. Žodžiu, tai vat pasikalbėjom, kadangi, man įspūdį paliko visai neblogą, visai gerą šitos langelio mūsų šitą sistemą. Pasak rajono savivaldybės vadovo, padirbėjus prie vieno langelio sistemos pastebėta šiokių tokių trūkumų, tačiau darbas atliekamas kokybiškai. Man tokio diskomforto tam langelį nebuvo, tiesiog gal reikėtų priprasti ilgiau prie to, kadangi va čia šalia pavaduotojos kalba, žinot, šiek tiek trukdo, girdisi šiek tiek kitų klientų gal balsai, bet čia visiškai nešokiravo. Ir aš žinau, kad ir darbuotojai iš pradžių buvo, taip sakant, šiaip savo, nusiteikė, dabar priprato, kad bendrystėje kartu, trūksta galbūt privatumo, bet kita vertus tai yra viešas interesas, tai yra viešos patalpos ir yra kameros filmavimo. Ir mes šitą vieną langelį, aš ir direktorė galim stebėti bet kada, reiškia, tiesiogiai galim iš savo kompiuterių pasijungę programą, galim matyti, kaip čia priimami klientai ir kartais tą ir padarom. Ta darbuotojai žino, tai manau dar papildomai jos motyvuoja atsakingiau, sąžiningiau, kaip sako, kompetentingiau dirbti savo tą darbą, ypač darbą su žmonėmis. Savivaldos dienos proga visiems savivaldybės darbuotojams palinkėta dirbti kokybiškai, atidžiai bei kantriai, o atvykusiai interesantai pavaišinti savivaldybės saldainiais. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Druskininkus šildanti bendrovė Litesko atidarė jau antrąjį biokuro katilą, kuris leis 34% sumažinti brangių gamtinių dujų naudojimą. Abiejuose druskininkų biokuro katiluose bus pagaminama iki 84% šilumos centralizuotai tiekiamos miestui. Praneša Daina Baranauskaitė. Druskininkų antrojo biokuro katilo simbolinė atidarymo juostelė perkirpta. O kokia apimtimi dėl mažesnio dujų vartojimo druskininkuose mažės šilumos tarifas, paaiškės artimiausiu metu, kai jį patvirtins valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tai yra antrasis katilas ir apie 84 ar tai 5% šilumos bus pagaminama iš biokuro katilo. Aš manau, kad tai yra didelė šventė mums, visiems čia susirinkusiems. Aš manau, kad yra didelė šventė mūsų savivaldybės gyventojams, verslininkams, kurie gyvenant tokioje klimatinėje zonoje, juostoje, šiluma yra visiems labai brangus dalykas. Bendrovės Litesko filialo Druskininkų šiluma vadovas Remigijus Vaniarskas akcentavo, kad visi darbai nuveikti glaudžiant bendradarbiaujant su Druskininkų savivaldybe. Biokuras yra labai reikšmingas tuom, kad mes atsikratysim pagaliau arba sumažinsim iki minimumo
gamtinių dujų vartojimą, kurio kaina buvo įspūdingai didelė ir mūsų gyventojams šilumos kaina buvo tikrai irgi sunkiai pakeliama našta. Šiuo metu, kai pradėsim naudoti vietinį biokūrą, ta prasme, kad mūsų tai kūrą, kuris tikrai sumažins ženkliai šilumos kainą. Aš manau, kad jau žmonės pajuto su pirmo katilo atėjimu. Antras katilas, kurį įvedam dabar į eksploataciją, tai jisai duos ženklų pojūtį gyventojams šilumos vartojimo mokėjimui, dėl to, kad tikrai kaina bus žemesnė. Pradėjus eksploatuoti abu biokuro katilus, gamtinių dujų sunaudojimas druskininkų šilumos gamyboje sumažės net 17 kartų – nuo 17 milijonų iki 1 milijono kubinių metrų. Dujų vartojimas druskininkuose pradėjo mažėti 2013 metais, kada darbą pradėjo pirmasis biokuro katilas, taip pat įrengtas už ES fondų paramą. Už dujas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis šilumos tiekimo įmonės sumoka net 4 kartus didesnę kainą nei už biokurą. Šiandien Alytaus mero pavaduotoja Valė Gibienė susitiko su Eastern Stream asociacijos vadovu ir lietuvių bendruomenės Litas steigėju Valerijum Vilčinsku. Šiandien Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė susitiko su Eastern Stream asociacijos vadovu ir lietuvių bendruomenės Didžiojoje Britanijoje Litas steigėju Valerijum Vilčinsku bei muzikos mokyklos atstovais. Susitikimo metu aptarti Alytaus ir Didžiosios Britanijos miesto Krolio bendradarbiavimo klausimai. Šiais metais Alytaus jaunimo simfoninis orkestras Svajonė jau lankėsi Krolio mieste. Aš susipažinau ir su Svajonė. Tikrai svajonė, kuri visą laiką ir pildosi. Mes tiesiog nuostabių turėjom draugystę su Justina, su Daivutė ir maestro puikų žmogum Pranu Stepanovu. Tai tiesiog klasika ta man, aš nežinau, tikrai visos tos idėjos, ką aš norėčiau parodyti Lietuvą, būdamas emigrantų užsieniečiam. Tai čia mano tokia misija, sakyčiau. Nes tai tikrai, kad Lietuva nelabai dar žino, reikia ją plėsti, tiesiog rodyti, kokiom tai galim formom, tai tiesiog tikrai tai yra reikalinga. Ir man atrodo, kad šita pirma misija, kuria buvo rugpjūčio mėnesį su Svajonė, aš manau, tobulėjimų ribų nėra, bet tai vyko labai nuostabiai. Tokias gastrolės, kaip mes turėjom Didžiojoje Britanijoje, Lietuvos jaunimo orkestrai tikrai mums pavydėtų. Netgi mums pavydi Vilniaus Balio dvariono 10-metės muzikos mokyklos simfukai, kurie šį pavasarį važiavo į Briuselį, bet jie viso labo turėjo 3 koncertus, nors irgi labai patenkinti. Beje, su Briuselio orkestru mes taip pat čia sugebėjom susipažinti ir turėti bendrą koncertą balandžio 3 dieną. Deja, tai buvo paskutinis mūsų maestro Prano Stepanovo koncertas, kurį jis dirigavo. Taip, tiesiog labai daug emocijų, labai daug šiais metais turėjome tokių patirčių ir muzikinių, ir gyvenimiškų. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro kolektyvas per šitas visas patirtis iš tikrųjų subrendo, susikonsolidavo ir šita kelionė buvo didžiulė tokia šventė ar misija mūsų visų kartu. Aš neatsimenu tokių gastrolių, kad kolektyvas būtų toks vieningas, kad kolektyve tvyrotų tokia kūrybiška dvasia. Susitikimo metu aptartos galimybės, kad Alytaus gimtadienio šventės renginiuose kartu su Svajonė galėtų pasirodyti ir naujieji muzikos pasaulio bičiuliai iš Didžiosios Britanijos. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatoma Dzūkijos regiono konkursinė liaudies meno paroda Aukso vainikas. Šiais metais geriausio liaudies meistro vardo siekia 25 Dzūkijos tautodailininkai. Siekiant palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias tradicinės liaudies dailės šakas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus tęsiančius senųjų amatų tradicijas, Lietuvos liaudies kultūros centras šalies tautodailininkus jau eilę metų kviečia dalyvauti liaudies dailės konkurse Aukso vainikas. Dzūkijos regiono tautodailininkų darbai jau 11 kartą pretenduoja į Aukso vainiko apdovanojimus. Šiais metais geriausio liaudies meistro vardo siekia 25 tautodailininkai iš įvairių Dzūkijos miestų ir rajonų. Tai jau 11-oji Aukso vainiko paroda rengiama Dzūkijoje.
Ir tik vieną kartą ši paroda buvo surengta Druskininkuose, o Alytuje jau eksponuojama 10 kartą. Dalyvių dalyvauja 25, turime iš visų Dzūkijos rajonų ir miestų tautodailininkų ir žanrų prasme taip pat paroda yra turtinga. Turime visų žanrų eksponatų. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre veikiančioje parodoje eksponuojami liaudies meistrų sukurti tapybos, skulptūros, tekstilės, paprotinių menų darbai, kryždirbių kūryba. Pasak Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkės Audronės Lampickienės, šiais metais parodoje gausu stiprių skulptūros darbų. Kalbant apie šių metų parodos išskirtinumą, tai norėčiau atkreipti dėmesį į skulptūrą, nes šiais metais tikrai dalyvauja daug stiprių skulptorių ir jie pristato tikrai labai įdomius ir originalius savo kūrinius. Regioninės parodos vertinimo komisija išrinks po 3 geriausius vaizdinės taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrus. Jų darbai keliaus į respublikinę parodą, kurios metu bus išrinkti Lietuvos liaudies kultūros centro įsteigtos nominacijos Aukso vainikas laureatai. Komisijai šį kartą nebus lengva išrinkti laureatus, nes tikrai yra labai stiprių autorių prisistato ir lauksime komisijos lapkričio 4 dieną, 17 valandai, tada vyks ir laureatų paskelbimas ir iškilmingas parodos uždarimas. Labai noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie tikrai ir iš toliau, ir iš arčiau atveža savo gaminius, pareiškia norą dalyvauti šioje parodoje, nes beveik kaip ir kiekvienais metais šis mūsų renginys beveik neturi biudžeto. Tai tiesiog tautodailininkų geranoriškumo dėka šią gražią parodą mes galime pristatyti Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Dzūkijos regiono konkursinę liaudies meno parodą Aukso vainikas Alytaus kultūros ir komunikacijos centre apžiūrėti bus galima visą mėnesį. Rūta Kašėtienė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija. Varėnos rinktinės pareigūnai sulaikė 2 Eišiškių gyventojus kontrabandinių rūkalų nešikus. Su baltarusiškais rūkalais pareigūnams jie įkliuvę buvo ir prieš savaitę. Dabar kontrabandininkams gresia gauti po 2000 baudas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės specialiosios paskirties užkardos pareigūnai netoli sienos su Baltarusija pastebėjo 2 asmenys su nešuliais. Abu nešikus pasieniečiai sulaikė šalia Varėnos rajono kelio Daugidonys Kriviliai už 1 kilometro nuo Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Nustatyta, kad tai 35 ir 41 metų eišiškių gyventojai. Jie į Lietuvos gilumą nešė 6 dėžes, kuriuose buvo 3000 pakelių cigarečių Fest, pažymėtų baltarusiškais akcizo mokesčio ženklais. Šiuos abu eišiškiečius Varėnos rinktinės pareigūnai pasienyje su Baltarusija jau buvo sulaikę ir prieš savaitę. Tąkart jie gabeno 3500 pakelių kontrabandinių baltarusiškų rūkalų. Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, pažeidžiant nustatytą tvarką, pasieniečiai ir prieš savaitę ir šį kartą abiem vyrams pradėjo administracinių bylų teisenas. Šias bylas nagrinėjęs teismas. Abiems vyrams už kiekvieną kontrabandos gabenimo atvejį gresia po 2 baudas nuo 2896 iki 5792 eurų. Vyrams teks atsakyti ir už tai, kad antru atveju specialiai ženklais nužymėtoje valstybės sienos apsaugos zonoje jie buvo be privalomų pasieniečių leidimų. Už tokį pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimą gresia įspėjimai arba baudos nuo 43 iki 87 eurų. Po apklausos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pažeidėjus paleido. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tai visos penktadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Žinių laidų įrašus galite taip pat rasti Dzūkijos televizijos portale dzukijainfo.lt. Gero vakaro ir savaitgalio. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.
Savaitgalį Lietuvoje vyraus vėsūs ir sausi orai. Šeštadienį situacija keisis nedaug. Kritulių taip pat nežadama, pūs silpnas vėjas. Kai kur vakarinėme šalies pakraštyje vyraus silpnai teigiama temperatūra. Sekmadienį stiprės anticiklono, kurio centras suksis virš Skandinavijos pusiasalio poveikis. Vis dar dvelks nestiprus vėjas. Danguje bus nemažai debesų, tačiau atsiras ir pragiedrulių. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus apie 0, Vilniuje 3 laipsniai šalčio, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje termometro stulpelis tepakils iki 5, Kaune ir Klaipėdoje iki 6, Vilniuje iki 3 laipsnių aukščiau 0.